Sveiki visi. Ar girdite mus? Parašykite. Puiku tuomet. Tai šiandien susirinkome į trečią mokymų sesiją apie ilgalaikio turto apskaitą. Iškart informuosiu, kad šiandien mokymų sesija bus truputį ilgesnė, tai planas yra 1,5 valandos, kadangi yra labai plati tema, tačiau mokymų įrašą tikrai gausite, tai jeigu negalėsite iki galo sudalyvauti, tai galėsite vėliau pasiklausyti. Tai mūsų šiandienos struktūra, tai yra seminaro medžiaga, turėsime taip pat vėlgi tips and tricks dalį, šiek tiek naujienų, na ir klausimų atsakymų sesiją. Taip pat norėčiau paprašyti jūsų, kad pokalbių lange rašytumėte jums rūpimus klausimus. Taip pat iš karto pasidalinu ir anketą apie šiuos mokymus bei būsimas temas. Tai visų mokymų metu galite pagalvoti, kas jums yra aktualu, kadangi planuojame jau pradėti kito ketvirčio temų dėliojimą, tai tikrai atsižvelgsime į tai, ką norite išgirsti ir kad būtų dar produktyvesni mokymai, tikrai siūlykite, kas jums yra aktualu. Na, tai perimsiu žodį iš kolegės, tai šiandien aptarsime, tikrai yra temų, bet norėjom sutalpinti viską ir apžvelgti tuos dažniausiai pasitaikančius klausimus, tai nepykit, kad ilgiau užtruksim, bet tikrai įrašą atsiųsim, jeigu nespėsite viso išbūti, nieko tokio, bet labai rekomenduoju, nes vis dėlto klausimai atsakymai tai bus po to. Tai ką šiandien aptarsime, tai kaip anuliuoti ilgalaikio turto likvidacinę vertę, užregistruotą nusidėvėjimą, pirkimo sąskaitą, faktūrą bei nurašymą, ar galima pakeisti ilgalaikio turto registravimo grupę, kaip nurašyti ilgalaikį turtą, kokie turi būti nusidėvėjimo knygos standartiniai nustatymai, kaip užsiregistruoti likvidacinę vertę atskirų įrašų, kaip užregistruoti IT vertės padidėjimą, kai jau skaičiuojamas nusidėvėjimas, kaip užregistruoti remonto išlaidas ilgalaikiai turtui, kuo skiriasi ilgalaikio turto DK žurnalas bei ilgalaikio turto žurnalas, na ir ilgalaikio turto ataskaitos, atsiprašau. Tai kaip anuliuoti ilgalaikio turto įrašus? Tai situacija. Reikia anuliuoti ilgalaikio turto pirkimo SF. Tai žingsniai. Patikrinti, kokie įrašai registruoti šiam IT, atšaukti nusidėvėjimą bei likvidacinės vertės įrašus, jeigu tokie užregistruoti. Na ir kuriame grąžinimo pažymą ir tam kūrimui galima naudoti funkciją kopijuoti dokumentą, bei nukopijavus reikės tik ištrinti likvidacinę vertę. Tai einame į Business Central, į ilgalaikio turto sąrašą ir pasirenkame ilgalaikį turtą, kuriam reikia atšaukti tą būtent sąskaitą faktūrą. Dabar, kaip pasižiūrėti įrašus, tai einame į istoriją, knygos įrašai ir čia matome, kad yra nusidėvėjimas, likvidacinė vertė ir įsigijimo savikaina. Tai jeigu grįžtant prie skaidrės, patikrinus, mums reikia atšaukti nusidėvėjimą bei likvidacinę vertę. Kaip tai padaryti? Tai pasižymime šitos du įrašus ir spaudžiame atšaukti įrašus. Dabar su atšaukti įrašus galime atšaukti tiek nurašymą, nusidėvėjimą bei likvidacinę vertę. Kodėl tai yra geriau negu atšaukti operacijas? Tai kaip žinome, atšaukti įrašus yra, tiksliau ilgalaikis turtas yra toks jautresnis įrašams ir bet koks ne ten užregistruotas įrašas mums trukdo nusidėvėjimo skaičiavimui. Tai šiuo atveju irgi atšaukti įrašus ką padaro, tai šituos įrašus perkelia į klaidos knygos įrašus ir čia belieka visi kiti įrašai. Tai vadinasi, jeigu paskaičiavom neteisingai nusidėvėjimą, tai mums reikia, kad jo čia nebeliktų. Ką padaro atšaukti operaciją? Tai sukelia lygiai tokią pačią atvirkštinę operaciją, kas po to mums trukdo tam visam nusidėvėjimo skaičiavimui. Tai spaudžiam atšaukti įrašus. Čia galima pasirinkti, ar norime naudoti naują registravimo grupę datą, ar registruosime tą pačią. Tai aš renkuosi, kad vis dėlto registruosiu tą pačią datą ir spaudžiu gerai. Dabar iškart man parašo, kad knygos įrašai perduoti į žurnalą.
Tai šitos įrašus man reikia sutvarkyti per 2 žurnalus. Likvidacinė vertė eina per ilgalaikio turto žurnalą, tiksliau atvirkščiai, ilgalaikio turto DK žurnalą, o nusidėvėjimas per ilgalaikį turtą. Tai einame pirmiausia į ilgalaikio turto DK žurnalą. Ir čia matome, yra įdėtas mūsų ilgalaikis turtas. Išsifiltruojam. Pasižymim kažkokį dokumento numerį ir susižiūrim, kad viskas būtų gerai. Tai 42, 43, nusirodysiu DK sąskaitą ir spaudžiam registruoti. Užregistravus galime grįžti čia prie ilgalaikio turto knygos įrašų ir matome, kad nusidėvėjimo jau nebėra. Tai dabar einame į ilgalaikio turto žurnalą ir užregistruosime tą jau mūsų likvidacinę vertę. Spaudžiame čia, dokumento numeris ir matome, kad užsiregistruoja mūsų tas 1 euras. Tai spaudžiam registruoti. Taip. Gerai. Grįžtam atgal, matome, kad yra likusi tik sąskaita faktūra. Dabar ta sąskaita faktūra turi būti atšaukta, tiksliau grąžinta, tai einame į pirkimo grąžinimo pažymas. Ir kuriam naują. Tik dabar dar šiek tiek grįžtam į ilgalaikį turtą ir pasižiūrim, koks numeriukas tiksliai buvo mūsų tos pirkimo sąskaitos, kad galėtumėm ją nusikopijuoti. Tai grįžtame į pirkimo grąžinimo pažymas. Spaudžiame naujas. Ir dabar pasirenkam parengti, kopijuoti dokumentą, užregistruotos sąskaitos faktūros, susidedam numeriuką ir pasižymėme viską. Ir spaudžiam gerai. Dabar gavome jau tą mūsų pirkimo grąžinimo pažymą, įsiklijuoju dar tiekėjo grąžinimo pažymos numerį, tačiau priklausomai nuo to, ką norite pažymėti ir kas nėra pažymėta, tarkime, iš tiekėjo pusės. Tai dabar pasižiūrime, kad tai yra tas ilgalaikis turtas, yra tiesioginė vieneto savikaina ir, kaip jau ir minėjau, reikia pasižiūrėti likvidacinę vertę. Tai šitam įrašui likvidacinė vertė neturi būti grąžinama, nes ją jau atšaukėme. Tai čia yra 0, tai kaip ir viskas gerai. Einame į pagrindinį ir spaudžiame registruoti. Taip. Mums užregistruoja grąžinimo pažymą. Dabar, jeigu nueisime prie to ilgalaikio turto ir nueisime į jo istoriją bei susijusius knygos įrašus, matome, kad šitas ilgalaikis turtas turi sąskaitą faktūrą ir grąžinimą. Jeigu išeisime į pagrindinį jo puslapį, tai balansinė vertė jau yra 0. Tai tokiu būdu mes sutvarkome neteisingai užregistruoto ilgalaikio turto pirkimo sąskaitą faktūrą. Grįžtam atgal prie skaidrių. Tai ar galima pakeisti ilgalaikio turto registravimo grupę? Šitą klausimą iš tikrųjų gauname ganėtinai dažnai ir atsakymas yra toks, kad paprastai to padaryti neišeina. Čia jau yra šiek tiek komplikuotesnė situacija. Tai kokia situacija? Tai IT kortelė užpajamuota su netinkama ilgalaikio turto registravimo grupe. Kokie žingsniai yra šiai situacijai spręsti? Tai sukurti naują ilgalaikio turto kortelę su tinkamais nustatymais, netinkamai užregistruotą IT kortelę pažymėti kaip nenaudojama, na ir nurašyti netinkamai užregistruotą ilgalaikį turtą. Ir šis procesas būtent sutampa su pirkimo sąskaitos faktūros atšaukimu, tai jo pakartotinai neberodysiu. Bet dabar, ką mums reikėtų daryti su ta ilgalaikio turto kortele, tai galima padaryti. Tai grįžtam čia, mes bet kokiu atveju susikurtumėm naują kortelę, ant kurios jau registruotumėm tą teisingą pirkimą su teisinga ilgalaikio turto registravimo grupe. Ką reikėtų su sena grupe padaryti, kadangi šitą ilgalaikį turtą mes jau nurašėm, jį jau pardavėm, tai parodysiu, kad tavo požymis yra nenaudojamas ir uždedam tiesiog varnelę.
Ką ta varnelė duoda? Tai šis ilgalaikis turtas yra nebeskaičiuojamas jam nusidėvėjimas ir jis neberodomas ataskaitose. Vadinasi, per ataskaitą žiūrint, jis kaip ir nebeegzistuoja. Tai tą ilgalaikį turtą, kurį blogai buvom užpajamavę, kurį reikėjo nurašyti, parduoti ir jo nebereikia mūsų ataskaitose, tiesiog pasižymime šitoj vietoj, kad tai yra nebenaudojamas. Kaip nurašyti ilgalaikį turtą? Tai tas visas nurašymas realiai gali būti atliekamas taip pat kaip pirkimo sąskaitos faktūros grąžinimas, tačiau yra dar vienas būdas, ką dabar ir norėčiau parodyti. Tai situacija, ilgalaikis turtas, tarkime, yra pilnai nudėvėtas, arba nebenaudojamas, nežinau, sulaužytas, sudaužytas, nebeveikia, tiesiog reikia jau nurašyti. Ir kokie žingsniai? Tai reikia sukurti bei užregistruoti nurašymo eilutę per ilgalaikio turto DK žurnalą bei atspausdinti IT likvidavimo aktą. Kaip tai viskas atrodo Business Central? Einame į ilgalaikio turto DK žurnalą ir čia esu susikūrus eilutę nurašymui. Tai pasirenku šią pirmą eilutę. Dabar mano ilgalaikis turtas yra pilnai nudėvėtas ir aš jį turiu nurašyti, tai realiai ta nurašymo suma man liko ten 1 euras. Dabar šitą visą eilutę, tai ką reikia atkreipti dėmesį, tai žinoma, dokumento numeris, sąskaitos tipas, sąskaitos numeris, kas mums yra labai aktualu, tai IT registravimo tipas turi būti perleidimas. Tai šiuo atveju pasirenkam perleidimas. Tada žymim ne likvidacinę vertę, bet suma, DK sąskaita, ir žinoma, su kuo balansuojam. Tai dabar spaudžiu registruoti šią eilutę. Man reikia dokumento numerio, registruoti, taip. Gerai. Galime nueiti dar į tą ilgalaikį turtą. Tai matome per susijusius įrašus, kad tas yra turtas įsigytas, likvidacinė vertė, tada buvo nudėvėtas, ir yra tas grynasis perleidimas jau mūsų. Tai dabar kaip atrodo likvidacinis aktas? Tas LBC. Tai pasirenkam akto numeris, dabar turi būti dokumento numeris. Tai dokumento rašysiu šitą. Taip, gerai. Ir šitą ilgalaikio turto likvidavimo aktą aš jau galiu persižiūrėti. Ką čia susipildžiau, tai komisijos narius, dokumento numerį, registravimo datą. Ir kas nurodyti reikia pasirašantį asmenį bei pasirašantį darbuotojai. Ir žinoma, akto numeris. Ir galime jau peržiūrėti, kaip atrodo pačio ilgalaikio turto likvidavimo aktas. Matome jau tą ilgalaikį turtą ir jo likutinę vertę. Tai šitokį likvidavimo aktą galima atsispausdinti jau po to, kai yra nurašymas. Reikia tik turėti tą jau nurašymo dokumento numerį. Grįžtam atgal prie skaidrių. Tai kokie turi būti nusidėvėjimo knygos standartiniai nustatymai? Tai dabar pati situacija, tai tarkime, norime pradėti naudoti naują nusidėvėjimo knygą ir kokie turi būti žingsniai. Tai žinoma, pirmiausiai susikuriam naują nusidėvėjimo knygą, priskiriame jai reikiamus nustatymus naudojimui, tada, žinoma, reikia dar priskirti IT žurnalo nustatymuose reikiamus šablonus operacijų atšaukimui. Tai gali skambėti šiek tiek sudėtingai ir komplikuotai, tačiau tai tikrai nėra sudėtinga. Tai galime eiti į nusidėvėjimo knygos. Pasirenkame bet kurią nusidėvėjimo knygą, kadangi dabar naujos nekursiu, tai tiesiog parodysiu pagrindinius nustatymus, kas yra reikalingi. Tai kas yra aktualu, tai leisti taisyti perleidimą, leisti keisti nusidėvėjimo laukus.
Tiesiog, kad perleidimo atveju ar nusidėvėjimo skaičiavimo, kad būtų galima šiek tiek pakoreguoti pagal save laukus. Tada yra tikrinti ilgalaikio turto knygą ir naudoti vienodą ilgalaikio turto plus DK registravimo datas. Dabar šitas nustatymas einamuoju laikotarpiu jis dažniausiai nėra toks reikalingas, tačiau yra labiausiai aktualus, kai registruojame ilgalaikio turto likučius. Ką tai duoda? Tai DK registravimo data, tai kas patenka į didžiąją knygą. Tačiau IT registravimo data yra tai, kas nusirodo jau pačiam ilgalaikio turto kortelėje. Tai tarkime, kai keliame likučius metų pradžiai, mes DK registravimo datą dažniausiai renkamės ten gruodžio 31 dieną. Galbūt tas ilgalaikis turtas buvo įsigytas prieš 2 ar 3 metus, tai į IT registravimo datą mes jau registruojame tą jo realią įsigijimo datą. Tai reikia atsižvelgti į tai, galima šito nustatymo nedėti, bet turite žinoti, kad tokia galimybė yra ir jeigu reikia užregistruoti skirtingom datom, būtent kad ateitume čia ir pasikoreguotume. Tada, kai yra naudojamas registravimas į DK knygą, o dažniausiai taip ir yra, tai reikia susidėti visus šitos požymius tiesiog, kad būtų galima registruoti ilgalaikio turto visus knygos įrašus ir į DK. Tai žinoma, ten kokią likvidacinę vertę, tai ne, bet nusidėvėjimas, įsigijimas, tai jie turi būti pildomi ir DK knygoje, kad matytųsi jau mūsų balanse. Na ir susiję nusidėvėjimo knygos, čia turime IT žurnalo nustatymai. Tai šitie nustatymai mums yra aktualūs tada, kai mes atšaukiam operacijas. Tai ką mes čia turime? Tai čia mums reikia pasižymėti nusidėvėjimo knygos kodą, tai jis dažniausiai ateina su tuo, kokioje nusidėvėjimo knygoje esate. Tada vartotojo ID, tai čia neprisirišam prie vieno vartotojo, nebent jums to reikia, bet jeigu visi vartotojai naudoja ir visi turi registruoti į tuos pačius žurnalus, tai čia prie vartotojo nereikėtų prisirašti. Tada yra IT žurnalo šablonas ir IT žurnalo paketo pavadinimas. Tai čia turime ilgalaikio turto žurnalus. Tai čia tiesiog turime irgi pasirinkti, koks šablonas bus naudojamas. Čia dažniausiai duodamas tik vienas ir tada žurnalo paketo pavadinimas. Tai čia galime susikurti ir daugiau paketų skirtingom, tarkim, nusidėvėjimo knygom. Na ir bendrojo žurnalo pavadinimas, tai čia jau turime daugiau tų žurnalų, tai irgi pasirenkam, kad būtent turto, tai DK žurnalas, na ir koks šablonas. Tai pavyzdžiui, likučių kėlimui neturime lik, na, o jau kasdieniam operacijom numatyta. Bet čia irgi galima susikurti ir daugiau. Tai šitie 4 nustatymai yra pagrindiniai ir privalomi. Nusidėvėjimo knygos kodas ateina jau automatiškai nuo tos nusidėvėjimo knygos, iš kurios atėjom į šitą puslapį. Tai šitie nustatymai yra pagrindiniai mūsų nusidėvėjimo knygoms, kad būtų galima atlikti jau tas eilinės kasdienės operacijas. Tada, kaip užregistruoti likvidacinę vertę atskirų įrašų. Tai tikrai būna situacijų, kad užregistruojame pirkimą, tačiau pamirštame nurodyti likvidacinę vertę. Ir kadangi nenurodėm tos likvidacinės vertės, mums neteisingai skaičiuoja nusidėvėjimą ir panašiai. Tai tą likvidacinę vertę tikrai mes turime užregistruoti. Ir dabar situacija. Tai ką ir papasakojau, užregistruotas ilgalaikis turtas, tačiau nenurodyta likvidacinė vertė. Na ir reikia užregistruoti ją atskirų įrašų. Tai kokie būtų žingsniai? Tai per ilgalaikio turto žurnalą reikia sukurti naują įrašą su likvidacinė verte. Tai galima nueiti į ilgalaikio turto kortelę. Tai naudosiu šį ilgalaikį turtą. Galima pažiūrėti jo knygos įrašus. Tai matome, kad yra tik sąskaita faktūra, tai įsigijimo savikaina.
Kai registruojam įsigijimo savikainą ir nurodom likvidacinę vertę, tai jau užsiregistruoja mums papildomų įrašų ir čia matome tiesiog 2 įrašus. Tai šiuo atveju jo tikrai nėra. Tai ką dabar darome, tai einame į ilgalaikio turto žurnalą ir matome čia tas jau ilgalaikis turtas mūsų, tai užsipildom dokumento numerį, užsipildom, kad tai bus likvidacinė vertė, na ir sumą, kurią norime įsirašyti į tą būtent likvidacinę vertę. Tai kai viską jau susipildome, galime užregistruoti ir tada einame į ilgalaikio turto kortelę ir mes jau matome, kad čia jau yra užregistruota ta mūsų likvidacinė vertė ir sąskaita faktūra. Vadinasi, galime toliau vykdyti visas operacijas ir skaičiuoti, tarkime, nusidėvėjimą. Einam toliau, tai yra, kaip užregistruoti ilgalaikio turto vertės padidėjimą. Ir sąlyga tokia, kad kai jau skaičiuojamas yra nusidėvėjimas, tai vadinasi, jau kažką įsigijom, kažkurį laiką jau jį dėvim ir staiga mums paaiškėja, kad mes turime papildomai užregistruoti savikainos vertės padidėjimą. Kaip tai atrodo? Tai žingsniai, kokie būtų, tai turime paskaičiuoti nusidėvėjimą iki datos, kada bus keičiama ilgalaikio turto vertė. Tada registruojam dokumentą didinantį arba mažinantį vertę, bei paskaičiuojamas nusidėvėjimas už likusį laikotarpį. Tai einame į Business Central ir einame susirasti kortelę, kuriai darysiu vertės pokytį. Istorija, knygos įrašai. Ir matom, yra įsigijimo savikaina, yra likvidacinė vertė ir yra jau kažkoks nusidėvėjimas. Nusidėvėjimas, jeigu matome, yra iki 23 metų 12.31. Mano vertės padidėjimas turi būti registruojamas sausio 15. Vadinasi, aš turiu paskaičiuoti nusidėvėjimą iki sausio 15 dienos. Dabar nusikopijuoju ilgalaikį turtą, jo numeriuką tiksliau, ir einam į skaičiuoti nusidėvėjimą. Tai čia, ką mes pasižymime, tai nusidėvėjimo knyga, registravimo datą, tai čia turime pasikeisti į 24 metų sausio 15. Dokumento numeris, tai nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas, registravimo aprašas irgi bus nusidėvėjimas, tai galima prisidėti, kad 24 metų 1 mėnesio ir ilgalaikis turtas, kurį mes jau būtent nudėvėsim. Spaudžiam gerai, mums susikuria ilgalaikio turto DK žurnalo eilutė. Einame čia į ilgalaikį turtą, išsifiltruojam įrašus ir ką matome, kas čia užsipildė. Tai užsipildė mūsų suma, kuri nusidėvė, ilgalaikis turtas, na ir balansavimo sąskaita. Tai matau, kad viskas tvarkoj, spaudžiame registruoti. Taip. Ir gerai. Grįžtam atgal, matome, ne? Yra įsigijimas, likvidacinė, nusidėvėjimas ir mūsų naujas nusidėvėjimas iki sausio 15 dienos. Dabar mums reikia padidinti vertę. Einame į pirkimo SF. Galima per SF arba per ilgalaikio turto DK žurnalą. Atrodo, kad ilgalaikio turto DK žurnale, taip esu jau susikūrus įrašą, kad nereikėtų nuo pradžių kurti. Tai kaip jau įrodžiau, ne prieš tai, tiksliau, tai galima tą registruoti per pirkimo sąskaitą faktūrą, tačiau galima tai registruoti ir per ilgalaikio turto DK žurnalą.
Taip pat į pirkimą irgi galima registruoti ne tik per pirkimo sąskaitas faktūras, bet ir per žurnalą. Tai ką mes čia darom, tai nusirodom datą, kurią yra registruojama, dokumento tipas, tai kad tai yra sąskaita faktūra, tada dokumento numeris žinoma, pasirenkam ilgalaikį turtą, nusidėvėjimo knygą, bei kad tai yra įsigijimo savikaina. Na ir nurodom sumą. Taip pat reikia nurodyti ir balansavimo sąskaitą, nes be jos mums neleidžia registruoti. Ir spaudžiame registruoti. Grįžtam į ilgalaikį turtą ir dabar matome tokią situaciją. Tai yra įsigijimas pirmas ir įsigijimas antras. Tai balansinė vertė nepadidėjo mums 100 eurų. Ką dabar reikėtų daryti, tai reikėtų pasiskaičiuoti nusidėvėjimą už likusį laikotarpį. Tai pavyzdžiui, jeigu skaičiuojam nusidėvėjimą už sausio mėnesį, tai mums reikėtų pasidaryti dar vieną nusidėvėjimą. Skaičiuoti nusidėvėjimą iki 24 metų sausio 31 dienos. Nusidėvėjimas ir IT tą patį turtą. Ir spaudžiam gerai. Vėl matome susikūrę žurnalo eilutę. Pasirenkam, kad registruosim šitos įrašus. Tik užsidedu dar papildomą požymį ir dar filtrą pasitaisau, nes dabar nusimušė. Taip, tai kad nesutaptų dokumento numeris ir dėl to negaučiau papildomos kažkokios klaidos, aš iš karto užsidedu, kad tai yra nusidėvėjimas vienas jau ir spaudžiu registruoti. Ir dabar grįžus į ilgalaikį turtą, aš matau, kad jo įrašai jau yra sutvarkyti iki sausio 31 dienos. Tai tarkime, jau tada reikėtų nusidėvėjimą skaičiuoti sekantį mėnesį ir viskas būtų puikiai atvaizduota. Tai nusidėvėjimo dienų skaičių irgi matome 15. Kaip užregistruoti remonto išlaidas ilgalaikiai turtui? Tai užregistruoti remonto išlaidas galima per pirkimo sąskaitą faktūrą. Ką tam reikia padaryti? Tai reikiamai IT registravimo grupiai, puslapyje IT registravimo grupės reikia priskirti DK sąskaitą remontui. Na, tada registruojame pirkimo sąskaitą faktūrą, skirtą būtent šiam ilgalaikiai turtui ir nurodome IT registravimo tipą remontas. Na ir iš ilgalaikio turto puslapio, pasirenkant susiję bei remonto knygos įrašai, galime matyti remonto istoriją. Dabar, jeigu eitumėm į Business Central ir eitumėm irgi pasirenku šitą IT kortelę ir turime jo registravimo grupę. Tai registravimo grupė yra kiti įrenginiai. Dabar einame į pasirinkti iš viso sąrašo ir čia matome visas sąskaitas, kurios nurodytos. Ir čia prieš galą, žinoma, nuo personalizavimo gali skirtis vieta, bet yra remonto sąnaudų sąskaita. Šiuo atveju nusirodžiau sąskaitą tik šitai grupiai, nes tik jai kol kas man reikalinga. Tai nusirodau tą sąskaitą ir einu į pirkimo sąskaitas faktūras. Taip. Tai dabar turime sąskaitą šią. Ir matom, čia jau yra supildyta, tai čia bendroji skiltį nelabai kas keičiasi. Ką mums čia reikia daryti, tai priskiriame ilgalaikį turtą, pasirenkame numerį ir tada pasirenkam, žinoma, kiekį. Ir va tas svarbiausias momentas, ką mums reikia padaryti kitaip, tai yra IT registravimo tipas. Tai čia galima pasirinkti įsigijimą, atstatymą arba remontą. Tai šiuo atveju yra remontas. Na ir toliau yra nusidėvėjimo knygos kodas bei tiesioginė vieneto savikaina. Tokią sąskaitą aš galiu registruoti. Ir dabar,
kaip jie atsivaizduoja pas mus ilgalaikio turto įrašuose. Einantys susiję istorija ir knygos įrašai, tas remontas kaip ir neegzistuoja, jo čia nėra. Tačiau remontus galima sekti kitoje knygoje. Tai yra remonto knygos įrašai. Tai čia matome būtent mūsų tą remontą ir jo sumą. Jeigu pažiūrėsime rasti įrašus, tai matome, kad užsiregistravo ir DK įrašai, ir kokie užsiregistravo, ir žinoma pati sąskaita faktūra, ir viskas yra matoma. Tai tiek, kad tie įrašai nugula jau į atskirą knygą, kad galėtume matyti remonto išlaidas būtent atskirai nuo visų kitų išlaidų. Na ir kuo skiriasi ilgalaikio turto DK žurnalas bei ilgalaikio turto žurnalas? Iš karto dabar dar galiu užbėgti įvykiams už akių, tai galiu pasakyti, kad tikrai nevėluosime. Tai jeigu turite ribotą laiką, nereikės atsijungti. Tai kuo skiriasi ilgalaikio turto DK žurnalas bei ilgalaikio turto žurnalas? Tai jie turim vieną esminį skirtumą. Tai ilgalaikio turto DK žurnalas, kaip jau ir matėme iš bendrojo žurnalo pasirinkimo, yra bendrųjų žurnalų sąraše. Tai yra žurnalas, per kurį registruojasi ir DK įrašai. Na, o ilgalaikio turto žurnalas, tai čia užregistruoti įrašai bus matomi tik ilgalaikio turto kortelėje ir DK įrašuose tie neegzistuos. Tai pavyzdžiui, per ilgalaikio turto DK žurnalą mes registruojam nusidėvėjimą, įsigijimo vertę, perleidimą. Na, o per ilgalaikio turto žurnalą mes registruojam tokius įrašus kaip likvidacinė vertė, kuri jau balansinėje knygoje pas mus kaip ir neegzistuoja. Na ir ilgalaikio turto ataskaitos. Tai ilgalaikio turto ataskaitos pagrindinės yra, parašiau 3, o išvardintos 4, nes iš tikrųjų paskutinės 2, tai jos yra kaip ir tas pats, tik šiek tiek kitaip. Tai tiesiog rodo tą pačią informaciją, tik skirtingais būdais, tai parodysiu, kuo jos skiriasi. Tai pirmiausiai pradedam nuo likvidavimo akto, tai jį jau žiūrėjom su tuo, kai nurašėm ilgalaikį turtą. Tai ten po nurašymo mes turim dokumento numerį ir to dokumento numerio pagrindu susikuria jau mūsų likvidavimo aktas. Dabar inventorizacija. Tai nuėjus į Business Central galime nueiti į inventorizaciją. Inventorizacijos aktas SLE. Čia irgi jau išsisaugojau šiek tiek informacijos, kad nereikėtų pildyti nuo pradžių. Esmė, kad čia galima prisidėti daug informacijos, kad tas inventorizacijos aktas turėtų pilną sąrašą reikiamų duomenų, tačiau aš susidėjau tuos mažiausią tą imtį, ko tikrai reikia, tai yra IT grupės, tada aprašo numeris, datos, kada sudaryta, kada įsakymas išėjo būtent inventorizacijai ir tada turi būti nurodytas būtinai nusidėvėjimo knygos kodas, nes aktas yra daromas per nusidėvėjimo knygas atskirai ir tada IT registravimo datos filtras. Na ir dabar galime peržiūrėti. Matome šitokį inventorizacijos aktą. Tai ką čia matom, tai kada buvo pradėtas naudoti ilgalaikis turtas, kokia jo vertė, na ir buhalterinės apskaitos duomenimis irgi koks kiekis, ir kokia vertė. Šitą visą informaciją galime pasimti irgi iš būtent IT inventorizacijos akto tiesiai iš Business Central. Na ir tada ilgalaikio turto balansinė vertė 0,1 ir 0,2. Tai einame į 0,1 pradžioje. Taip. Tai čia, ką mums reikia nusirodyti, tai nusidėvėjimo knygą, pradžios bei pabaigos datą
Ir reikia pasižymėti, kad spausdintų kiekvieną IT elementą. Jeigu šito požymio neuždeda, tai balansinė vertė atspausdina tiesiog viena eilute bendrą sumą visų ilgalaikių turtų. Tai dabar spaudžiam peržiūrėti. Ir matome kiekvieno ilgalaikio turto. Tai įtrauktas per laikotarpį, kokia buvo suma, ir ta balansinė vertė pradžiai bei pabaigai kokia buvo. Na ir žinoma nusidėvėjimas. Tai šitoks yra po vieną eilutę kiekvienam ilgalaikiui turtui, tai ta balansinė vertė 0,1. Ir tada yra ilgalaikio turto balansinė vertė 0,2. Tai jo šiek tiek skiriasi, pasirenkam įmonės pradžios datą, pabaigos datą ir irgi, kad spausdintų mums kiekvieną IT elementą ir dabar peržiūrim ją. Tai čia šiek tiek kitaip atvaizduoja informaciją. Prieš tai ataskaita mano žvilgsniu atrodo tokia tvarkingiau atspausdinta, bet šitą irgi galima naudoti, tai irgi yra įsigijimo savikainą, įtraukimas per laikotarpį ir visa informacija, ką mums reikia žinoti apie tą ilgalaikį turtą. Tai čia jau jūsų pasirinkimas, kuri balansinės vertės ataskaita yra patogesnė. Tai tiek apie ilgalaikį turtą. Tikiu, kad klausimų uždavėt ir galimai dar grįšime prie šios temos, bet dabar tips and tricks. Tai šiandien turime tokius kaip ir 4 palengvinimus darbui. Tai įmonės ženklelio atvaizdavimas, vartotojo užduotis, tada puslapio atidarymas naujame lange, bei deklaracijų sąrašas ir nauja vartotojo rolė. Tai einame prie pirmo įmonės ženklelio atvaizdavimo. Kas tas įmonės ženklelis? Tai grįžtame pagrindinį puslapį. Tai įmonės ženklelis yra šitie kamuoliukai arba namukai, kuriuos galime pasidaryti pagal save. Kur tai galima padaryti, tai einame į įmonės informaciją. Ir yra įmonės ženklelis skiltis. Tai čia galima pasižymėti, ar tai yra pasirinktinis, ar tai nėra. Tai jeigu nėra, tai bus tiesiog atvaizduojamas tas namelis. Jeigu pasirinktinis, tai atvaizduojamas tas kamuoliukas. Čia yra spalvos galimos, kurias galime pasirinkti. Ir įmonės ženklelio tekstas. Tai šiuo atveju užsirašiau demo. Galime kad ir pasikeisti. Ir grįžus spaudžiam gerai, atnaujins mums naršyklę ir tokiu būdu mums atnaujina tą įmonės ženkliuką. Tai šiuo atveju mano jau yra nebe raudonas, o žydras. Toliau yra vartotojo užduotis. Tai kas tos vartotojo užduotis ir kaip jos atrodo Business Central aplinkoje. Tai vartotojo užduotis, kas atsitiko? Vartotojo užduotis galima matyti čia. Tai šiuo atveju aš turiu 2 vartotojo užduotis, savo priskirtas, ir čia yra PVM uždarimas. Tai galima pasižiūrėti plačiau. Tai tarkim, uždaryti vasario mėnesio, ne vasario, kovo mėnesio PVM laikotarpį. Matosi, kuris vartotojas sukūrė, sukūrimo data, matosi pradžios data, kada nereikia pradėti šitą darbą ir galima priskirti arba vartotojui tam tikram, arba vartotojų užduočių grupiai. Tai šiuo atveju priskyriau apskaitai. Ir į tą apskaitą aš galiu priskirti keletą vartotojų ir jie visi matys šitoje vietoje pagrindinėme puslapyje, kad yra laukianti kažkokia užduotis. Na ir kuris jau pirmiau atlaisvėja ir turi galimybę padaryti tą uždarimą, tas ir pasiema šitą darbą. Dabar čia galima rodyti ir procentus, kiek yra padaryto darbo ir visą tai atsivaizduoja ir čia. Dabar paruošti skaidres.
Tai aš pasirašiau užduotį, kad man reikia paruošti mokymų skaidres iki penktadienio imtinai. Priskyriau vartotoją save ir kad prioritetas aukštas. Tai ten žymiau procentus, galima šitų procentų ir nežymėti, čia labiau dėl savęs. Ir kai aš jau užbaigiu šitą darbą, aš tiesiog pasižymiu kaip atlikta. Tai šioje vietoje to darbo jau nebėra ir pagrindinėme puslapyje jau atsivaizduoja kaip vienetas. Tai tiek apie vartotojų užduotis, tai tas užduotis galima kurti ir kitiem vartotojam, tiek savo ir tiesiog sekti tokius darbus, ne ką būtent, nežinau, ar Business Central, ar bendrai galima daryti. Tiesiog dažniausiai būna taip, kad turime tų darbų sąrašų, begalės. Ten kas parašė į kokius Teamsus, kas į paštą, dar kažkoks sąrašas online, dar kažkur. Tai čia yra tokia vieta, kur galima visus tos darbus apibendrinti, nes tai kaip ir yra mūsų kasdienis įrankis užduotim atlikti. Grįžtant prie skaidrių, tai sekantis yra puslapio atidarymas naujame lange. Neabejoju, kad kai kurie iš jūsų jau žino šitą funkcionalumą, bet parodysiu, kaip tai galima naudoti, galbūt kažkam tai bus nauja. Tai atsidarome sąskaitą faktūrą, tarkim, ir ją galima atsidaryti naujame lange. Tai kaip tai atrodytų? Turiu du, tarkim, langus, aš juos galiu susidėti vieną šalia kito ir, tarkim, čia atsidarau kažkokias užregistruotas pirkimo SF. Ir tokiu būdu aš ten galėsiu vieną su kitą sulyginti ir užregistruoti panašią sąskaitą, tarkim, kurios man reikia. Arba galiu atsidaryti tam tikrus įrašus ir juos vienu metu peržiūrėti, žiūrėti, ko trūksta ir panašiai. Tai čia vaizduotis reikalas, tai tikiu atrasite, kur tai gali būti naudinga. Na ir paskutinės mūsų iš Tips and Tricks skilties, tai deklaracijų sąrašas bei nauja vartotojo rolė. Tai šitas pakeitimas yra labai naujas. Jis išleistas arba šį penktadienį buvo, arba net pirmadienį, tai čia vakar. Ką tai duoda? Tai už tų rolių sąraše yra nauja rolė buhalteris Uni. Tai jeigu kažkas naudojote mano Uni anksčiau, tai ji dabar pervadinta į buhalteris. Tai ką dabar naujo čia pridėjo? Tai yra instrukcijos ir vaizdo įrašai ir čia galima matyti deklaracijų sąrašą. Ką tai duoda? Tai čia yra pateiktos visos deklaracijos, kurias galima susiformuoti iš Business Central aplinkos. Yra deklaracijų formavimas, tai pavyzdžiui, jeigu pasirenkam ISAF registrą, čia atsidarom iškart į ISAF registrų langą ir galime kurti naują, eksportuoti ir panašiai. Tada sekantis yra instrukcija, būtent apie šį funkcionalumą. Ta instrukcija yra iš mūsų instrukcijų puslapio, tai čia tiek vaizdo įrašas, tiek rašytinė instrukcija. Na, terminas žinoma ir tada teikti. Tai tas teikti mums duoda iškart nukreipia į puslapį, kuriame turi būti pateikta šita informacija. Ir tokiu būdu mums nereikia neįti kažkur ieškoti papildomai, tiesiog čia ateinam, prisijungiam ir jau registruojam mūsų, tarkime, ISAF. Tai toks atnaujinimas. Taip pat galima pasižymėti, kad, pavyzdžiui, baigta. Tai visas ataskaitas, ką mes suformavom, jau pateikėm, tiesiog pasižymime, kaip baigta. Ir tada jau, kai visos yra mėnesio ataskaitos pateiktos, galime pasinaudoti šito funkcionalumu, atstatyti baigtą požymį. Vadinasi, atėjom naują mėnesį, visos ataskaitos pateiktos, dabar belieka suformuoti už sekantį mėnesį, tai atsinaujiname požymį baigtą ir tęsime toliau darbą. Bei taip pat yra įdėtas mokesčių kalendorius, kur irgi galima pasirinkti, pasitikrinti, kas kada turi būti deklaruota ir panašiai, jeigu reikia papildomos kažkokios informacijos.
Tai toks būtų iš tips and tricks skilties. Tai kaip jau ir minėjau, tikrai nevėluojame, matyt, kai daugiau informacijos norisi ją kuo labiau sustruktūrizuoti, kad tiesiog neužkrauti, bet jums kaip tik padėti. Perduodu žodį kolegijai. Ačiū, Emilija. Tai apsprendėme, tikiuosi, dažniausiai pasitaikančias problemas ilgalaikio turto apskaitoje. Tai dar kartą kviečiu dabar užpildyti anketą, siūlyti temas. Tikrai galite pasinaudoti progą ir jeigu žiūrėjote praeitos sesijos, dar sausio sesijos įrašus ir jums kilo klausimų galbūt ir šiandien dar turite kažkokių problemų, kurių mes neaptarėm, tai tikrai galite siūlyti prie temų sąrašo, nes jeigu parodėme kovo mėnesį ilgalaikį turtą, tai nereiškia, kad dar gale metų galbūt nekartosime, galbūt atsiras papildomų problemų. Taip pat pasižiūrėjome jūsų siūlymus ir praeitos sesijos, tai tikrai matome, kad jums įdomu yra integracijos, kaip veikia automatizacija su Power Automate. Tai tikrai pasikalbėsime su mūsų specialistais ir bandysime prikalbinti, kad ateitų ir parodytų naujienas. Taip pat nemažai užduodat klausimų dėl darbo užmokesčio, tai kaip perkelti finansų dalį. Tai būtent balandžio 29 dieną ir turėsime mokymus, kur bus analizuojama ne tik darbo užmokesčio dalis, bet ir iš darbo užmokesčio dalies kita, tai yra finansų dalis. Taip pat nemažai būna klausimų dėl sandėliavimo ir gamybos. Matau, kad labai patinka tips and tricks dalis, nes buvau net prie temų siūlymo. Tai šį kartą atsižvelgiam ir padarėm keturis tokius tipsus. Taip pat buvo tema dėl registravimo grupių ir pakaitų. Tai čia išgirsite balandžio mėnesio sesijoje. Kaip minėjau, dabar ruošiame naujo ketvirčio temas, tai labai laukiame jūsų temų. Pakol kas matau tik 8 atsakymus, tai dar truputį norėtųsi aktyvumo, nes norisi, kad jums tie mokymai būtų naudingi, kad nepasakotumėm tai, ką jūs jau žinot, kad būtų įdomu. Tai matau apie GPAIS modelio mokymus norėtumėt išgirsti. Taip pat draudimo apskaitos registravimus, vėlgi integracijos, metinės ataskaitos. Mes truputį turėjome sausio mėnesį palietę metinės ataskaitas. Taip pat galite rasti įrašą YouTube kanale. Tai gal padės atsakyti klausimus, jeigu ne, tai tikiu, kad pakartosime dar gale metų. Taip, tai dar truputį papildykime tos klausimus. Ir šiandien kažkaip klausimų iš jūsų pusės nedaug, tikiu, kad viskas aišku, suprantama. Į keletą aš jau atsakiau, tai tada gal pradedam klausimus likusius. Jie tokie gana platus, galbūt net reikės šiokios tokios analizės, bet pasikalbėkim. Tai pirmas klausimas buvo apie vertės padidinimą. Tai kaip kolegė darė, kad vertė buvo didinama sausio 15. Ar skaičiuojant nusidėvėjimą sausio 31 dienai jau bus įvertintas ir tas padidinimas? Jei taip, ką daryti, kad jis nebūtų įvertinamas, nes padidėjimo nusidėvėjimą reikia skaičiuoti tik nuo sekančio mėnesio, tai yra nuo vasario. Nes mes skaičiavome sausio pabaigai. Tai čia pagal viską tada turėtų būti galima užregistruoti nusidėvėjimą tam jau laikotarpiu iki 31 dienos, o tik po to pildyti tą pirkimo sąskaitą faktūrą. Tai galime pabandyti realiai šitą situaciją. Neatsimenu, kuriam ilgalaikį turtą skaičiavau, bet pasižiūrim. Istorija, knygos įrašai. Pataikiau. Tai dabar yra nusidėvėjimas iki 31 dienos. Tai pabandom tiesiog užregistruoti įsigijimą, padidinimą vertės sausio kokiai 29 dienai. Einame į ilgalaikio turto DK žurnalą.
Tai dabar bus sausio 29, tarkim, sąskaita faktūra, dokumento numeris, ilgalaikis turtas bus šitas, nusidėvėjimo knyga, įsigijimo savikaina, na ir suma, tai dedam dar 100 eurų ir subalansuojam. Čia kaip ir viskas turėtų būti gana, taip. Taip, tai man sutapo tiesiog dokumento numeris ir neleido užregistruoti. Tai šiuo atveju, ką mes turėtumėm? Tai mes turėtumėm vertės padidinimą ir tada nusidėvėjimą. Dabar, kadangi tai yra paskutinis įrašas, čia gali kilti nesklandumų dėl skaičiavimo nusidėvėjimo. Esmė, kad kai mes paskaičiuojam tą nusidėvėjimą, tarkim, galima bandyti vėl 24 metų 31 dienai. Taip. Tai mums nebesiskaičiuos nusidėvėjimas. Esmė, kad kai lieka paskutinis įrašas, bet čia, ne. Tai įrašai yra žiūrimi ir tikrinami pagal IT registravimo datą. Kadangi buvo išrūšiuota pagal įrašo numerį, dėl to rodė kitaip. Bet esmė, kad tas nusidėvėjimas žiūri į paskutinę datą. Tai jeigu jūs norite nusidėvėjimą padaryti tą seną kainą iki mėnesio galo, tai tada pirmiausiai pasidarykite nusidėvėjimą iki sausio 31 dienos ir tada vertės padidinimą registruokite jau ten sausio 15, tarkim. Ir toliau viskas bus gerai, nusidėvėjimas bus skaičiuojamas ta padidinta verte tik nuo sekančio mėnesio. Tai čia iš tos pusės. Dėkui, Emilija. Tikiuosi atsakymą jūsų klausimą. Na, turime kitą įdomesnę situaciją, tai kaip registruoti turto įsigijimą, kai sąskaita faktūra gauta vėliau nei pradėtas naudoti turtas. Ir laikotarpis, kai reikėjo užregistruoti, yra uždarytas. Na, tai pavyzdžiui, kad įsigytas ir pradėtas naudoti turtas buvo 2024 metų lapkritį, bet sąskaita gauta tik 2025 metais. Na, kadangi metai uždaryti, kaip turime registruoti tokį turto įsigijimą, kad paleidus nusidėvėjimą, paleidus nusidėvėjimą, būtų turto nusidėvėjimas paskaičiuotas jau lapkričio mėnesiui. Taip. Tai dabar, kaip ir minėjau, yra tos dvi datos. Yra dokumento data ir IT registravimo data. Dabar pažiūrėjus čia, man atrodo, nėra iškelta, tai to galima pasižiūrėti. Esmė, kad šiuo atveju reikėtų daryti taip, kad IT registravimo data yra realiai įsigijimo data, o dokumento data jau yra ta, kas į tą periodą, kuris jau yra laisvas šiuo metu. Tai dabar tą noriu dar pabandyti, IT registravimo data. Taip. Tai kas dabar būtų, tai mums reikėtų pasižymėti. Nu, tai tarkim, registravimo data yra 25 metų šiai dienai, tai kovo 18, o IT registravimo data gali būti ten, nežinau, sausio 1. Šiuo atveju mes įsirašom kiekį, įsirašom kainą ir galime registruoti. Taip, įsivedam visą informaciją ir registruojam sąskaitą faktūrą. Va, ir čia tas požymis, tuo dar tik pažiūrime tą klaidą, kur rodžiau čia bus kita.
Esmė, kad čia į tą klaidą reikėtų pasižiūrėti, bet dabar taupant laiką nežiūrėsim. Jeigu kils jums tokia klaida, tai rašykite, padėsim. Bet esmė, kad šitokiu būdu užregistravus, nuėjus tada į ilgalaikį turtą, nusidėvėjimas bus skaičiuojamas nuo to sausio, tarkim, 1, tačiau pati sąskaita bus jau ta data, kurią jums išrašė ir kur jau galėjot registruoti. Tai čia, jeigu pasižiūrint į įsigijimo savikainą, yra IT registravimo data ir registravimo data. Tai šitos datos gali skirtis. Tai svarbu, kad IT registravimo data būtų realiai įsigijimo data. Tai kaip ir sakau, jeigu tai yra uždarytas laikotarpis, čia ir turi būti įrašytas tas laikotarpis, nuo kada realiai jūs įsigijote tą ilgalaikį turtą ir pradėjot naudoti, tam, kad būtų tinkamai skaičiuojamas nusidėvėjimas. Ačiū, Emilija. Tai klausimų šiai minutei daugiau neturime. Pasižiūrėjau, kaip pildote anketą, tai matau, kad vis dar aktualu labai darbo užmokesčio ir finansų dalis. Tai tikrai bus balandį Intrastato mokymai. Dar, kol kalbėjau kolegę, pagalvojau, galbūt jums aktualu būtų toks dalykas, kaip jeigu jūsų įmonėje nėra pagrindinė valiuta eurai, kaip pasidaryti importą kitos valiutos. Tai pavyzdžiui, gal USD naudojama pagrindinė, gal turkiška lyra. Tai ar būtų tokie naudingi mokymai? Taip pat, kas naudojate Revolutą, galbūt jums aktualu, kaip pasidaryti automatinį importą į BC, kur yra CSV formatu, nes, kaip žinote, dabar standartiškai yra XML formatu, galbūt norėtumėte išmokti patiems, kaip tai atlikti. Ir taip pat kitą mėnesį turėsime tiekėjų apskaitą. Tai mes nerodysime gal kaip skolų suderinimo aktus pasidaryti tuos pagrindinius nustatymus, kaip atlikti, bet galbūt jums irgi yra įdomu, kaip patiems pasidaryti tiek skolų suderinimo aktų siuntimą automatinį, tiek priminimo pažymų siuntimą automatinį. Galų gale keičiasi truputį elektroninio pašto nustatymai, tai būtinai rašykite, jeigu įdomios tokios ir techninės užduotis. Matau, kad rašo, kad CSV įdomu, Revolutas importui, tai nebūtinai tai turi būti visiškai apskaitos dalykai. Tai gali būti ir techniniai, kuriuos mes parodysime, kaip atlikti. Gal jeigu truputį, Emilija, pargrįžtum atgal, tai rasite naudingas nuorodas. Čia rasite ne tik apie pačią ilgalaikio turto temą, bet ir apie tips and tricks dalį. Sudėjome tiek savo instrukcijų, tiek video, tiek angliškus šaltinius. Ir kaip visuomet kviečiame mus sekti mūsų Facebook grupę, skaityti instrukcijas, ir domėtis Softera universitetu. Tai labai smagu, kad buvote aktyvūs ir kviečiame prisijungti balandžio mėnesį. Ačiū Jums. Visa. Iki.